Šių metų dokumentinio filmo kategorijoje susitinka 4 režisieriai sukūrę pirmuosius ilgametražius filmus, o tarp jų ir 2 premijų laureatė. Anot kino profesionalų šiemetinė konkurencija tarp dokumentikos kūrėjų išties stipri. Dabar mes kūrėm ant video, prašau, kodėl ne, visi kūrė, daug kas kūrė. Tai čia ne viskas yra finansavime ar dar kažkur. Iki šiol režisierius Vytautas Dambrauskas savo filmografijoje turėjo trumpametražius filmus. Šiais metais į kino teatrus kvietė debiutinis Vytauto Dambrausko ilgo metro filmas apie legendinį Kauno Žalgirį Bilietas. 5, 4, 3, 2, 1. Ir pergalė. Žalgiris čempionai! Niekas manęs neribojo. Buvau tik tai aš, kamera ir mano herojė. Ir aš niekada nežinojau, kas įvyks tą dieną, kai aš važiuosiu filmuoti. Režisierė Elena Kairytė pristatė debiutinį ilgo metro filmą apie merginą, save kuriančią iš naujo. Roberta – tai 5 metus filmuota dokumentika apie iš pirmo žvilgsnio netradicinę, tačiau tradicinės svajones turinčią merginą. Šiaip aš stengiuosi su žmonėm, kurie, tarkim, kad neturi tų gražių šeimų, aplamai neliesti tos šeimos temos, nes aš žinau, kad skaudu tipo yra ir man pačiai yra skaudu. Aš noriu padėkoti išėjusių legendų artimiesiam, kolegom, bendražygiam už pokalbius, prisiminimus, už unikalią suteiktą archyvinę medžiagą. Aistė Stonytė iki šiol kūrė bendrus filmus su šeimos nariais. Mamutų medžioklė 7 metus brandintas ir išieškotas režisierės debiutas. Sekdama teatro režisieriaus Jono Jurašo dramą, Aistė Stonytė bandė suprasti jo likimą. Spektaklyje kiekvienas žmogus ieško savo šventės, kurie lyg ir simbolizuoja bet kokį gėrį, laimę. Nėra tokio žmogaus, kuris neieškotų. Manau, mėgstam šiaip kaip tauta daryti iššūkius kažkur. Gal tai yra mažos tautos sindromas, kad jeigu mes maži, tai galim padaryti tikrai ir didelius dalykus, kaip ir kitos valstybės. Iki šių metų Aurimą Valujavičių žinojome kaip keliautoją. Dabar jis savo pavardę įrašė tarp dokumentinio filmo nominantų pretenduojančių gauti sidabrinę gervę. Į istoriją įėjusi kelionė per vandenyną vienvietę valtimi, įamžinta filme Irklais per Atlantą. Šiandien aš pirmą kartą įsimaudžiau su šampūnu. Toks įsimaudimas pirmas kartas. Šiandien yra 35 kelionės diena. Iš tikrųjų, tai kaip režisierė, aš, kai jau gavau medžiagą, tada galima sakyti, aš pradėjau taip kurti, o daugiau tai reikėjo sekti paskui žmogų. Režisierė Agnė Marcinkevičiūtė yra labiausiai patyrusi tarp šios kategorijos nominantų. Ji režisavusi daugiau kaip 10 filmų ir gavusi 2 Lietuvos premijas. Naujausias ir į sidabrinės gervės statulėlę pretenduojantis filmas Mūza pasakoja apie pasaulinio garso pianistės Mūzos Rubackytės gyvenimo istoriją. Aš buvau išauginta su vieninteliu tikslu – būti muzikė, būti koncertuojančia pianistė ir būti žvaigždė. Sidabrinės gervės laimėtojas paaiškės birželio 9 dieną nacionalinių kino apdovanojimų ceremonijos metu.